Na ir paskutinis blokas, po to mes pajudėsim. Sveikas ar ligotas? Sveikata tai balansas tarp sistemų. Būti sveiku tai turėti optimalų rezervą ir organų galimybės. Kas yra liga? Tai biologiniai organų sistemos pokyčiai, ribojantis jo funkcijas. Mes čia nekalbam. Viena liga, principe, finalas yra toksai. Ir mūsų kūne vyksta lygiai grečiai du procesai. Vienas yra sveikimo, sanogenezė, ir kitas yra patogenezė. Tada mes einam į lygą. Ir dažniausiai vienas iš jų dominuoja, kai mes sveikstam, pas mus vyksta sanogenezė. Ir žmogus dažniausiai būna, taip vadinamoji, trečioj būsenoj. Tai yra, kada jisai ir nesveikas, ir neligotas, o kažkoks tai yra vidurkis. Ir šitą būseną mes galim nustatyti. Redarakų metodika kaip tik leidžia parodyti, pamatyti, kas tai, kur mes esam. Ir jeigu mes darom funkcinę diagnostiką, mes galim pamatyti, į kokią pusę mes judam šiuolaikiniam etape. Ar link ligos, ar link sveikesnio. Jeigu mes paimsim klasikinę mediciną, medicina 2.0, jinai to nedaro, kadangi jos užduotis tik tai konstatuoti ir nustatyti, ar tu esi ligotas, tai tave gydo. Jeigu tu dar neligotas, lauk, kol neatsiras liga. Kai atsiras liga, jie gydo. To, kad sveikatinimas tai yra ne jų užduotis, gydytojus tam nemoko. Kaip nebūtų paradoksalu, bet jų užduotis ir tai yra didelis mokslas iš principo gydyti pačias ligas. O sveikatinant tai yra visai kitaip. Tai indikacijos, kurias mums duoda mūsų kūnas, tai laikas nuo laiko skausmai kažkur tai. Tai yra tokie žemėlapiai skausmų, pagal kuriuos mes galim nustatyti, kur kas pas mus buvo, ten, sakysim, inkstai, ar dar koks organas. Jeigu dažnai šitoj vietoje atsiranda skausmai, tai jau rodiklis apie tai, kad ten jau kažkas pradeda vykti. Visi procesai eina po truputį ir po to būna staiga. Tai va šitas po truputį procesas tai yra biologinis nesugebėjimas sistemos adaptuotis, jo negali parodyti anatominiai tyrimai. Jos rodo tik tai energetiniai tyrimai, kurie rodo, kad keičiasi energetinis lygis tam tikro organo arba sistemos. Ir kai jisai jau nesugeba, tai tada atsiranda deriniai, sakysim, akmenukai, smėlis ar taip toliau kažkur tai. Arba susidėvi mūsų sąnariai ir tas pats. Bet tai jau yra finalas. Tai medicina 2.0 pasako, o, jau atsirado, nu tada reikia. Bet kai atsirado, nu tai jau šaukštai po pietų. Reikia žiūrėti, kad neatsirastų. Tai va šitos pirminės fazės įmanoma su redarakų metodika pagauti ir pamatyti. Ir rodiklis, jeigu žinot tokią lentelę, matot, kad dažnai kažkas tai ten atsiranda, neignoruot, kad bus geriau. Ne, jeigu statistika darosi dažna, ten kas antrą dieną, nu tada jau klaustukas, kad ten ne visai gerai.